ką jaučiu, ką turiu suvokti, kaip tai veikia mano elgesį, koks yra mano mąstymo modelis. Šiuolaikiniam gyvenime mes visi mėgstam tik tai viskas yra apie mus. Mes kiekvienas turime savo žingsnius ir juos turime nueiti, o greitis, jisai priklauso ir nuo aplinkybių, nebūtinai nuo tavo noro. Turim kažkokią terapiją, tai norim matyti ir teigiamą rezultatą ir kiek laiko tai užtrunka, kad pamatytume pozityvų pasikeitimą į norimą pusę. Kartais taip yra sunku, kad noris tiesiog pastovėti. Ir stovi. Viskas yra normalu. Psichologai, psichoterapeutai, čia jų era dabar yra, jų klestėjimas ir galime šieit pasakotis kiekvieną dieną, gavom priklausomybę, patys nebemokam tvarkyti su situacija, einam lengviausiu keliu. Tikrai nemanau, kad yra didelis procentas žmonių, kurie sąmoningai savęs paklausia, ar man tinka, kaip aš gyvenu, ar man tinka, kaip aš bendrauju. Kaip surasti tą teisingą balansą tarp darbo, karjeros, šeimos? Ir manau, kad moteriai siekti karjeros yra ženkliai sudėtingiau negu vyrui. Moteris susiduria su diskriminacija. Ar vis dėlto kartais reikėtų sustoti, ar kartais tas autopilotas gerai, ar taip ir atsiranda perdegimas? Buvo tokių momentų, kur pasirodė, kad tiem specialistam patiems reikia pagalbos. Ar taip yra sunku tose terapijose, kad žmonės išsunkia specialistus? Sveiki sugrįžę į naują gyvenimo projekto epizodą. Jeigu mūsų laidą žiūrite pirmą kartą, prenumeruokite. O visiems mūsų ištikimiems žiūrovams dėkoju, kad prisijungėte dar kartelį. Tai mus verčia augti ir tobulėti. Lauksime jūsų komentarų su naujais pasiūlymais. O mes savo ruoštų pasistengsime pakviesti vis įdomesnius svečius, kad galėtume tobulėti kartu. Šiandien laidoje turime svečią Ingą Leilonaitę, kuri turi daugiau nei 20 metų vadovavimo patirties medicinoje ir versle. Inga tuo pačiu studijuoja ir siekia diplomo geštalto terapijoje. Vadovauja daugiau nei 260 žmonių komandai. Ir ypatingai gerai žino, kodėl žmonių ir darbuotojų psichologinė būsena ir santykis darbuotojo ir darbdavio yra ypatingai svarbus. Pasiklausykime į šį pokalbį, išmokime, išsineškime kažko naujo ir taip kartu patobulėsime. Inga, jūs studijuojat geštalto terapiją. Papasakokit, kas yra ta geštalto terapija. Aš pats iš tikrųjų bandžiau domėtis, žiūrėjau ir galiu pasakyti, vis tiek nesupratau, apie ką ta geštalto terapija. Geštalto psichoterapijos tikslas yra plėsti žmogaus sąmoningumą. Tai toks savotiškas prabudimas, kai sąmonė ir dėmesys susitelkia dabarties momentu, ir taip verčia žmogų būtent augti. O jeigu palyginti, pavyzdžiui, su kažkokia kita terapija, kokie patys esminiai skirtumai būtų? Nes čia nėra pati pagrindinė kaip terapijos rūšis. Esminis skirtumas nuo kitų, sakykime, terapijos krypčių, tai kad geštalto terapijoje yra pagrindinis principas čia ir dabar. Kai būtent visas dėmesys yra sutelkiamas į sąmonę ir į patirtį šiuo momentu. Tai, žodžiu, ką tu turi sukaupęs ir kaip dabar jautiesi, iš šito taško tu priimi sprendinius. O dalykai, kurie įvyko praeityje, ar mes juos analizuojam, ar paprasčiausiai analizuojam tą būseną, kokie esu aš dabar? Analizuojame tiek, kiek tai susiję yra su dabartimi, kaip veikia mano dabartį. Jeigu jinai niekaip nesaveikauja su manimi dabar ir nekyla jokių klausimų, kad ir didžiausios traumas, kad ir didžiausi patyrimai, jie yra kaip ir nesvarbus, jeigu nesvarbu šiandien man tai, ar ne, šią akimirką. O kaip galima pritaikyti šitą terapiją versle? Ar padidina produktyvumą, ar pagerina santykį? Ar vadovai, kurie vadovaujasi šitą metodiką, gali pagelbėti darbuotojams kažkaip padidinti našumą įmonės? Suprantu. Tai iš esmės geštalto terapiją galima taikyti ne tik individualiai, kaip jūs sakot, ar ne, bet ir būtent organizacijose, tai būtent darbe. Tai mano geštalto terapijos kelias būtent prasidėjo nuo organizacijų. Nes aš turėjau tokią fantastinę patirtį, metus laiko mokinausi būtent iš kolegų, iš daugelio Europos šalių, kurie esminius geštalto terapijos metodus pritaikė komandai. Tai pradėjau taikyti būtent savo komandoje ir matau labai apčiuopiamus rezultatus. Tai jeigu kalbant apie
Kaip taikyti, ar ne, organizacijoje, tai pirmiausia yra nukreipiamas dėmesys į patį darbuotoją, ne, kad jisai suprastų ir suvoktų, dėl ko jis yra būtent toje pozicijoje, kokios yra jo atsakomybės, koks yra jo asmeninis lūkestis ir koks yra vadovo lūkestis. Taip plečia jo sąmoningumą, jo supratimą, įsitraukimą ir lojalumą. Jeigu kalbėti apie vadovus, tai taikant būtent geštalto terapiją tam efektyviam lyderiavimui, tai vadovas gali atpažinti savo vadovavimo stilių ir kaip jo stilius veikia jo darbuotojus. Ir galutiniam tokiam etape, kai vadovas supranta, ką daro ir kai darbuotojas supranta, ko iš jo tikisi ir supranta, ką jis daro toje įmonėje, tada atsiranda ta organizacinė kultūra, kada vieni su kitais pradeda komunikuoti, bendradarbiauti, įsitraukia į procesus, kiekvienas supranta proceso prasmę ir naudą, atsiranda lojalumas, tai aš vadinu sveika organizacija. O ar tai reiškia, kad darbdavys, ar jūs kaip vadovė turit supažindinti savo darbuotojus su geštalto terapijos principais, ar vis dėlto jiems nebūtina žinoti, jūs vadovaujatės tais principais ir galite taip viską strategiškai susidėlioti pagal geštalto terapijos principus? Turbūt labai keistai atrodytų, jeigu ateitų žmogus kandidatuojantis į vieną arba kitą poziciją ir aš sakyčiau, dabar aš tai pradėsiu geštalto terapijos principus taikyti. Ne, aš tiesiog žinau tos esminius dalykus, ką turiu daryti ir tiesiog jas taikau. Tai manau, kad puikiai sekasi. O jums trūko kažkokių įrankių, ar jūs turėjot kitas priežastis, dėl ko pradėjot šitą metodiką naudoti? Tai prasidėjo labai įdomu keliu. Turbūt 2013 metais aš baigiau metus trukusias studijas būtent coachingo. Ir tada po egzamino man vienas iš vadovų sako, Inga, tu rinkis psichoterapiją. Kaip dabar atsimenu jo tokius gilius žodžius, sako, tu sako, mėgsti gilį ir tu lik kliento šešėlis. Tai kažkaip labai organiškai tada pradėjau dirbti būtent su vienu projektu ir pamačiau, kad man trūksta būtent žinių, kaip dirbti komandoje. Taip ir atsirado būtent tas posūkis į geštalto terapiją būtent per organizacijas. O kai baigiau organizacijas, pradėjau dirbti su komanda ir vis tiek ta individuali psichoterapija mane labai traukia. Todėl dabar būtent studijuoju tai ir esu praktikė šiuo metu baigusi tarpinį egzaminą. Liko metai, kad galėčiau apginti būtent ir gautą licenciją. O kiek Lietuvoje mes esam su šitą terapiją pažengę, palyginus su užsienio valstybėm? Geštalto terapija yra plačiai naudojama iš tikrųjų visam pasaulyje, jinai puikiai žinoma, yra didžiulė bendruomenė, jinai labai draugiška, labai įsitraukianti ir, sakykime, mano instituto būtent direktorė, jinai labai kalba apie geštaltą, labai kalba apie pagrindinius principus, naudas ir geštalto terapija, šiaip labai žinoma ir Lietuvoje. O kokie būtų esminiai dalykai, kurios galėtume išvardinti, kad tai atspindi geštalto terapiją, tai principai gal pagrindiniai patys? Pagrindiniai principai, tai kaip ir minėjau prieš tai, tai būtent tas čia ir dabar. Ką jaučiu, ką turiu suvokti, kaip tai veikia mano elgesį, kaip tai veikia mano emocijas, koks yra mano, sakykime, mąstymo modelis. Tai iš šitos šiandien dienos, šiandien akimirkos, šios akimirkos perspektyvos. Ir daugiau tokių, bet daugiau gal jie tokie mum kaip terapeutam. Mes fenomenologiškai žiūrime ir dirbame su kūnu, stebime, atreaguojame į klientą. Bet esminis tai dalykas, tai tas sąmoningumo plėtimas per tai, kad žmogus žiūri iš dabarties perspektyvos, žiūri savo poreikius, lūkesčius. O kokius įrankius galime panaudoti, kad išsimatuoti rezultatus? Nes vis tiek, kai turim kažkokią terapiją, tai norim matyti ir teigiamą rezultatą ir kiek laiko tai užtrunka, kad pamatytume pozityvų pasikeitimą į norimą pusę. Žiūrint, kas tą pokytį matuoja, ar ne? Turbūt pats asmuo, kuris lanko psichoterapiją.
Yra iš tikrųjų keletas būdų, kaip ta terapija vyksta. Tai gali būti trumpi susitikimai, ar ne, kai žmogui reikia tiesiog pasiekti kažkokį tikslą, arba jis tiksliai suvokia, kad negaliu skristi lėktuvu, sakykime, nes turiu kažkokių fobijų, ar ne, arba turiu susitelkti viešam kalbėjimui ir man tai kelia įtampą ir stresą. Tai gali būti keletas susitikimų. Gali būti vidutinės trukmės, kai, sakykime, terapijos iki 10, 15, galbūt pusės metų trunka. Bet būna susitikimai ir konsultacijos su klientu ir keletą metų, kai išgyvenamos kažkokios gilios traumos, patyrimai, kurie neleidžia žmogui funkcionuoti, sakykime, taip, kaip jisai norėtų, jo kasdieniai veikloj. O jeigu aš duočiau paprastą gyvenimišką pavyzdį, nes aš galiu susitapatinti šiek tiek ir mes pabandytume panalizuoti, kaip jūs stengtumėtės padėti klientui, aš grojau instrumentų ir turbūt kaip didžioji dalis muzikantų turėdavau scenos baimę. Ar įmanoma tokius dalykus turint, einant terapiją, praeiti ir atsikratyti šitų baimių? Ir taip ir ne, ar ne? Tai labai priklauso nuo pačio kliento sąmoningumo, kiek jam tai aktualu. Nes kartais gali būti naudinga kažko nedaryti. Tai bet kokiu atveju visada yra aiškinamasi tas priežastinis ryšys. Kas įtakoja būtent jūsų tokį atsaką, ar ne, kūną, ar emocijų atsaką, tai kad tiesiog nepasiemate to instrumento arba negalite atsistoti prieš sceną. Va. Bet čia turbūt būtų darbas su savim, nes aš irgi, žmogus pradeda bręst, turbūt tu pradedi ieškoti kažkokių atsakymų ir dabar galvoji, kaip aš galėjau ten turėti tą baimę, taigi tai fainai ateini, tu kažkam tai ruošiesi, čia tavo yra tikslas, taip pat kaip būtų muzikantui nueiti, gal dainininkui padainuoti, parodyti savo gebėjimus. Ir buvo toksai lūžio taškas, sakykime, aš labai gerai atsimenu, buvo valstybiniai egzaminai. Iki to momento, tai buvo, sakykim, nuo 5 metų pastoviai scenos baimė, 12 klasė universitetas. Ir kai aš žinojau, kad aš turėsiu paskutinę dieną valstybinio egzamino ir greičiausiai daugiau negrosiu instrumentų, tai mano buvo lūžio taškas, kur aš labiausiai mėgaujuosi scenoj ir kur aš atsikračiau tos scenos baimės ir iki šiol aš jas, man atrodo, kad aš jas neturiu ir tiesiog kaifavau. Tai nežinau, turbūt retai būna, kad taip žmogus gali pats persilaužti ir dalykai lieka visam gyvenimui. Tai įdomu, kaip taip atsitiko, aš nežinau. Negalėčiau dabar atsakyti, kaip tai atsitiko, reikėtų pasidomėti, ar ne, nes, kaip jūs sakot, buvo tada, kad gal jūs tų aplinkybių neprisimenate, jos yra dabar neaktualios. Dabar jums aktualu ir jūs dabar sėdit prieš mane ir puikiausiai jaučiatės prieš kamerą ar prieš auditoriją ir galite bendrauti. Tai turbūt pasimiršę yra būtent tos priežastys, dėl ko bijojot. Bet, tiesiog paimprovizuokim. Galbūt tai buvo, kaip jūs sakot, paskutinė diena, paskutinis koncertas, o gal baimė buvo tai, kad gal buvo kažkokia mylimoji, kuri galėjo po to jūs vertinti, bet žinojot, kad jūsų keliai išsiskirs. Gal tai ir buvo lūžio taškas. Bet čia tik prielaida. Taip. Gali būti kažkokie veiksniai, kurie tuo metu įtakoja. O kaip toli mes galim kapstytis, nes jūs nekartą paminėjot, kad mes apie dabartį kalbam. Bet jeigu tie momentai buvo kažkada senai, jos įmanoma atsukti atgal, pradėti analizuoti, surasti priežastis? Jeigu tie momentai yra jums aktualūs ir svarbus, jūs apie juos kalbat. Tai mes tiesiog ir kalbam apie tai, kas jums yra aktualu šiuo metu. Tai reiškia, kad viskas įmanoma atsisukti. Klauso nuo pačio kliento, ar ne? Kokiu tempu jis nori eiti. Vienam labai reikia greitai ir jisai labai dirba su savimi, jisai išeina iš terapijos, jisai skaito, žiūri. Tikrai būna klientų, kur sakai, aš jums rekomenduočiau tą arba tą knygą, ateina ir perskaičiau abi. Ir per savaitę. Tai rodo, kad žmogus iš esmės yra tokiam taške, kad tai, ką jis darė prieš tai, jis jau nebegali taip toliau gyventi ir jisai tikrai labai nori pokyčių. Tai įdeda labai daug darbo, kad tie pokyčiai būtų. Ir taip, tokie klientai tikrai labai sparčiai juda į priekį. Ir ta priežastinė, būtent tas priežastinis ryšys, jisai greičiau galbūt atsiranda, ar ne? Bet tai nereiškia, kad vieni blogiau eina į terapiją, joje dalyvauja ir įsitraukia, kiti geriau. Tiesiog, kaip aš visada sakau, mes kiekvienas turime savo žingsnius ir juos turime nueiti. O greitis, jisai priklauso ir nuo aplinkybių, nebūtinai nuo tavo noro. Kartais taip yra sunku, kad noris tiesiog pastovėti.
ir stovim. Ir viskas yra normalu. Nes teko keletą kartų padėti ieškoti psichoterapeuto. Ir čia nėra, kad į specialistų daržą, bet iš tikrųjų buvo tokių momentų, kur pasirodė, kad tiem specialistam patiem reikia pagalbos. Ar taip yra sunku tose terapijose, kad žmonės išsunkia specialistus ir kartais jie net patys turbūt nesuvokia, nes iš šono žiūri, kad atrodo, labai sudėtingas darbas ir atiduodama labai daug energijos ir visas tas turbūt persiduoda žmonėm. Ir kitas turbūt pastebėjimas, kad greičiausiai ne kiekvienam žmogui, kiekvienas netgi specialistas tiks turbūt. Kokia jūsų nuomonė yra į tai? Toks labai dviprasmiškas jūsų klausimas, ar ne? Nes įdomu, kaip jūs ieškojate ir kaip ir vertino tą psichoterapeutą. Įdomu, taigi nesėdėjot kartu, ar ne, sesijos metu? Pabendravimas, sakykime, trumpas, toksai. Kaip tas, kaip vadinamas, labai geras dalykas, pirmas įspūdis, tas bendravimo. Bet yra normalu. Turbūt visur yra tie veidrodiniai neuronai, ar ne? Mes vienus priimame labai lengvai ir organiškai, o su kitais į santykį einam sudėtingiau. Ir kartais net nereikia kapstytis, kodėl taip yra. Nes vienų temperamentas yra greitesnis, kitų yra lėtesnis ir mes esame skirtingi. Ir aš manau, kad kaip ir gydytojas, kaip ir psichoterapeutas, kaip ir treneris, kaip ir partneris, mes renkamės tai, kas mums tinka. Tai yra normalu. O ką jūs pasakytumėte tokį teiginį? Esu nekartą girdėjęs, kad psichologai, psichoterapeutai, čia jų era dabar yra, jų klestėjimas ir galime šieit pasakotis kiekvieną dieną, gavom priklausomybę, patys nebemokam tvarkyti su situacija, einam lengviausių keliu. Einam lengviausių keliu pas psichoterapeutą? Arba pas psichologą? Taip, kaip gaunam ir priklausomybę, nes nebemokam patys ieškoti rezultatų ir pasibeldžiam į duris ir prašom, kad psichologas, psichoterapeutas išspręstų už mūsų problemas ir taip gaunam kažkokią tai priklausomybę ir nebegalim be psichologų ir psichoterapeutų patys toliau gyvenime spręstis. Iššūkius iškilusius. Tai priklauso, irgi labai daug aspektų yra tame, ar ne? Jeigu kalbėti apie tai, kad galime ar negalime, kodėl mes galvojam, kad tai yra normalu eiti pas gydytoją, kai pavyzdžiui, skauda pilvą ir reikia operacijos, arba tiesiog reikia paskirti medikamentų kažkokiu, ar ne? Tai mums yra normalu. Bet emocinė būtent mūsų būsena, ar ne? Ta dvasinė, jinai kažkodėl yra nuvertinama. Psichologai, psichoterapeutai yra būtent, aš kitaip sakau, tai yra būtent tie dvasios gydytojai. Ne kiekvienas turbūt mes turime žmogų, su kuriuo galime atvirai pakalbėti. Kaip sako, iš širdies, ar ne? Apsižvalgykite aplinkui, ar tikrai visada esate efektyviai išklausytas. Dažniausiai, kalbi ir supranti, kad tave girdi, bet klausosi, bet ar girdi, tai klausimas. Tai psichoterapeutai yra tie žmonės, kurie jūs efektyviai klauso. Ar jie padeda, ar pataria? Ne. Visi patarimai yra kliento viduje. Tiesiog psichoterapeutas ar psichologas padeda žmogui iškeltos klausimus, kurie aktualūs. Ne visada gal mes jos žinome, bet ne visada išdrįstam atsakyti. Tai apie tai. Jūs stengiatės įvairuoti žmogų, pakreipti reikiamą linkmę, kad jisai pats ieškotų atsakymų su reikiamais klausimais. Mes aktyviai klausomės. Ir kai domiesi, kaip vaikai, kaip klausinėja. Jiegi negalvoja, ar čia mandagu ar nemandagu paklausti, ar čia skaudės ar neskaudės, kai paklausia. Klausia, nes jiem įdomu. Mums įdomu. O kiek palėtėt šitą temą, kiek svarbu iš viso kasdieniam gyvenime mokėti įsiklausyti į kitą žmogų, nes šiuolaikiniam gyvenime mes visi mėgstam tik tai viskas yra apie mus. Mes visi esam narcisistai, čia ir taip aišku, kad viską daro kiekvienas absoliučiai žmogus, turi kažkokių tai paskatų, bet vis labiau sunku prie dabartinio esamo tempo išgirsti žmogų, mes norim daug labai pasakyti visi. Ar mes galime patys savęs klausyti? Tai irgi klausimas. Jeigu nemoku išklausyti savęs, vargiai galėsiu klausyti kitą. Tikrai nemanau, kad yra didelis procentas žmonių, kurie sąmoningai, atvirai savęs paklausia. Ar man tinka, kaip aš gyvenu, ar man tinka, kaip aš bendrauju, ar man tinka, kur aš esu, kaip jaučiuosi. Ar keliame patys savo tokius klausimus? Jeigu keltumėm savo tokius klausimus, būtumėm aktyvesni klausytojai kito atžvilgio. Tada būtų lengviau pajausti ir išklausyti kitą.
O žmonės, kurie kreipiasi, ar tai yra kasdienės dažniau tokios problemos, kur jie ieško atsakymo, ar jau yra rimtesnės psichologinės bėdos, traumos kažkokios tai? Iš esmės visokių situacijų būna. Negali vertinti, kurios yra bėdos didesnės ar mažesnės. Kiekvienas ateina su savo tema ir jam ta tema yra aktualiausia. Tai mes ir dirbam būtent su tais procesais, kuriuos išgyvena žmogus tuo metu. O padėkit dar šiek tiek suprasti, jeigu pats esminis skirtumas, jeigu aš ateičiau pas psichoterapeutę, sakykime, tradicinę ir į geštalto terapiją, kaip greitai aš galiu tikėtis rezultatų čia ir kitur, nes kai kurios terapijos yra veiksmingos iš karto ir kai kurios terapijos yra ilgalaikės terapijos. Aš negalėčiau palyginti, ar ne, todėl kad labiau esu vis tiek įsigilinusi į geštalto terapiją. Pasikartosiu jau turbūt kelintąjį kartą. Tai labai priklauso nuo jūsų nusiteikimo ir jūsų noro. Ir kokia ta priežastis, ar ne, dėl ko jūs kreipiatės. Gal ta priežastis yra tokia gili, kai neužteks jokioj terapijai keleto susitikimų. Ir nekartą mes visi esame perdegę. Ir ypatingai darbe, tai kaip šita terapija galėtų pagelbėti mums neperdegti nuo didelio tempo, nuo streso, save suvaldyti, gal kaip minėjot, savęs įsiklausyti labiau? Iš esmės tas perdegimas atsiranda tada, kada ilgą laiką būna tas lėtinis stresas vadinamas, ar ne, kai žmonės paskęsta kažkokioj veikloj, tai, sakykime, jeigu kalbant apie darbą, dažniausiai būna, ar ne, kad savo energiją visą skiria tik tai darbui. Tai tikėtina, kai žmogus visus savo resursus sudeda į vieną sritį, nukenčia jo šeima, nukenčia, sakykime, kažkokie santykiai su aplinka, jisai nebeturi kažkokių pomėgių kitų ir kai tu gyveni 24 valandas tik tai darbiniais klausimais, normalu, kad vyksta perdegimas. Jūs turit iš tikrųjų labai gerą patirtį, nes pati vadovaujat, tai kaip surasti tą teisingą balansą tarp darbo, karjeros, šeimos, nes žiūrint iš karjeros pusės, traukinys irgi gali nuvažiuoti, jisai nelaukia, tai bet pažiūrėsiu, kitą pusę yra šeima, kuri irgi taip pat yra ir vaikai auga, ir kaip viską pasisverti. Nes iš tikrųjų turiu nemažai pavyzdžių aplink ir sėkmingų verslininkų. Jeigu galėtų dabar laiką, greičiausiai sakytų, galėjau daugiau savo šeimai laiko skirti, nes ir skyrybų pas kai kurios buvo, bet karjeros atžvilgių greičiausiai savo tokios karjeros nebūtų pasidarę. Tai ar tai priklauso ir nuo šeimos palaikymo, ar vis dėlto net ir jeigu turim labai kažką didelį darboholiką, tas šeimos palaikymas jisai nepadės, nes turi būti vis tiek kažkoks ryšys atgal šeimai. Aš visada vis tiek kalbu apie balansą. Iš esmės žmogus turi įsivertinti, taip būti atviras su savimi ir savęs paklausti. Ko aš noriu gyvenime? Aš noriu tik dirbti ir noriu karjeros. Tada yra šalia mano šeima. O ką aš noriu duoti savo šeimai? Tik finansinio gerbuvio ar ir savo dėmesio, emocinio kažkokio ar ne prisirišimo. Kai savęs sąžiningai paklausi, tada sąžiningai išgirsti atsakymus. Gali būti tikrai projektai, kaip pavyzdys, gali būti 1-2 projektų, kai tu turi išgyventi, atsisėdi su šeima ir susitari. Kad dabar šiuo metu yra labai sunkus etapas, bet tada tu gauni resursą iš šeimos palaikymą. Bet čia yra tas sąmoningumas. Aš turiu atsisukti save ir iš esmės paklausti savęs, kas man yra būtina. Tas yra labai svarbu. O kas yra tas perdengimas ir balansas, aš pati turiu tą patirtį, turėjau perdegimą ir labai ryškų dėl tos pačios karjeros, dėl to pačio noro įrodyti savo, kitiem, visiems. Kokie signalai jums buvo, kuriuos jūs dabar galėtumėte atgaminti ir tada gal, nežinau, laiku ar nelaiku pastebėjot? Tai, tie patys signalai, kur ir jaučia visi perdegę žmonės, ar ne, atsiranda dirglumas, sunku įsisąmoninti informaciją, tu pasidarai nebeatsparus stresui, mažiausia kažkokia nereikšminga galbūt detalė, jinai labai tave sujaudina ir tu ir labai išgyvendavau dėl šito.
apleidau realiai savo šeimą. Mano būtent visas fokusas buvo sutelktas į darbą ir tai, kas susiję tik su darbu. Kai supratau, kad esu lūžio taške po skyrybų, supratau, kad turiu gyventi kitaip, kad iš esmės galima balansuoti tarp karjeros ir tarp savo draugų, šeimos, vaikų. Tada, tokia labai įdomi detalė, bet aš iš tikrųjų telefoną susivesdavau savo priminimus, kada darau pertrauką, kada valgau, kada išeinu namo, kada, gink dieve, negaliu atrašyti nei vieną mailą. Tiesiog mano draugai artimiausiai žiūrėdavo ir, sakydavo, šakės, Inga. Bet tai būdavo. Bet čia ar yra kažkoks maksimalizmas ir toksai planavimas, ar yra toks žodis iš tikrųjų OCD, Obsessed Disorder, kur žmonės yra antiek tvarkingi, jie Aš esu perfekcionista. Taip, tai jo. Darbdavi perfekcionistas yra tobuliausias darbuotojas. Taip, čia tavo norėjau sakyti. Bet šeimai tai yra katastrofa. Tai prasme, aš esu katastrofa turbūt ir savo bendradarbiam, nes aš labai iš savęs daug reikalauju, bet lygiai taip pat reikalauju iš kitų. Nėra taip, kad aš viena pati darau ir niekam nedeleguoju darbų. Ne, aš deleguoju darbus, bet ir pati juos darau ir visada man turi būti rezultatas pats geriausias. Gali būti įvairių, bet man atrodo pats geriausias. Tai iš esmės mokintis perfekcionistui, neperdegti, dirbti kokybiškoje aplinkoje, turėti atjautą ir kitam, suprasti, kad ir kitas turi įsipareigojimų ar ne, ir kažkokių kitokių minčių apart darbą. Tai nėra lengva. Aš kalbu apie savo praeitį. Tai suprantu, kad didžioji dauguma žmonių, kurie pasiekia vienokių ar kitokių aukštesnių rezultatų, jie pro tai praeina. Svarbu yra laiku sustot, įsivertint, jokių būdų nemest visko, bet išskirstyt procentaliai. Ir jūs turbūt kaip ir kiti vadovai, kurie turi nemažas komandas, man irgi tą visą teko praeiti, tai mes visai kitom akim matom sėkmę ir kokia yra sėkmės kaina. Nes žmonės, kurie galbūt daug nesusidūrė su verslu ir su didelėm organizacijom, jie mato tik tais kažkokius renginius, blizgučius, šventę kažkokie priėmimai, bet nemato, kokia viso to kaina ir kiek reikia įdėti darbo ir kiek tas atima energijos ir kas vyksta už uždarų durų. Kokia yra tiesioginė to sėkmės kaina, kaip jūs minėjote, gali būti ir šeima, ir perdegimas, bet kas yra svarbiausia, man atrodo, kad tuo momentu mes patys lygtais ir suprantam, bet įkrentam į tokį kamuolį, kur tu negali iš jo, nes traukinys tai eina. Tu negali visko sustabdyti, nes tu atsakingas už labai didelį kiekį žmonių ir atsakomybės turbūt, jūsų atveju turbūt irgi dar didesnės atsakomybės dėl jūsų sferos, kurioje dirbat, ir yra ir kitos įmonės, ir gaunasi, pasistatom labai didelį atsakomybę savo, kaip sakėt, stres. Tai, aišku, galima susitapatinti ir bet kurioje gyvenimo situacijoje, bet turbūt panašiai ir jums, taip? Kažkaip tai praėjau. Aš dabar viską žvelgiu visai kitaip. Daugiau žvelgiu tai, kad su komanda dalinuosi tai, ką aš matau, koks mūsų yra tikslas, kokie siekiai, ką mes darydami vienus arba kitus veiksmus, iš tikrųjų, ko mes siekiame ir kaip mes kuriame tą pridėtinę vertę ne tik įmonėje, kurioje ateinam, dirbam ir užsidirbam, bet tai, ką mes reprezentuojam į aplinką. Nes, aš dirbu būtent mediciniai srityje ir pirmiausiai, ką komanda visa mūsų žino, tai kad, svarbu yra žmogus ir kiekvienas tyrimas, kiekviena diagnozė, už jo stovi žmogus, jo šeima, jo likimas. Tai, tas atsakingumas. Ir kai tu pradedi dalintis su komanda, kad viso to yra tęstinumas, jie visai kitaip įsitraukia, tai jie mato prasmę gilesnę, ne tik ateiti darbą, pasimti atlyginimą ir viskas. Ir tai matosi mūsų komandoje. Man iš tikrųjų labai gera joje dirbti, dėl to, kad žmonės atsakingai žiūri tai, kas jiem pavesta. Bet ar atsineša tą žmonės kažkokią tai dalį, ar turit surasti tinkamą komandą, ar čia jūs kaip vadovė, jūsų darbas yra
išmokinti žmonės, suprasti, kaip jūs minėjot, ir gilesnė gal mintį, priežastį, kodėl mes darom visą tai. Gal pradėsiu nuo to, kad aš labai esu įsitraukus į organizacijos ar ne visos įmonės veiklą ir yra tik tai dalis žmonių, kur aš nedalyvauju atrankose. Šiaip kiekvienas žmogus, kuris pasirašo su mumis darbo sutartį, turi pokalbį su manimi. Man yra labai svarbu pajausti žmogų, akcentuoti iš tikrųjų mūsų vertybės ir pasitikrinti, kokios jo yra vertybės. Aš visada mėgstu sakyti, nėra blogų darbuotojų ir nėra blogų organizacijų, yra tik tai blogi pasirinkimai. Tiesiog aš manau, kad kiekvienas mes turime unikalių gebėjimų atskleisti save per teigiamą geriausią pusę, tik mums reikia surasti būtent tą darbą, tą darbdavį, ten, kur mes galime save atskleisti. Tai mokinti labai nereikia, nes tokie žmonės, kad jeigu ir būna tokia situacijų, kad įsidarbina pas mus žmonės ir pamato, kad kažkas yra nelabai gerai, gal nelabai tinka, jie dažniausiai išeina patys iki 3 mėnesių. Pas mus ilgamečiai darbuotojai, kurie dirba tikrai ne 1 metus, mes turime žmonių, kurie dirba virš 15 metų. Mhm. O turėdama šitos įrankius ir tą, ką žinote dabar, turit galimybę sugrįžti 10 metų atgal, ką darytumėt kitaip kaip vadovė savo organizacijai? Prieš 10 metų dar nebuvau šitoje organizacijai, buvau kitoj. Bet, sakykime, gautumėt šitą organizaciją, bet turėtumėt arba pati pradžia šitos organizacijos, kaip jūs atėjot, ką darytumėt kitaip, kad būtų efektyviau? Vienareikšmiškai turbūt negalėčiau pasakyti, kad norėčiau kažką keisti, nes tai kiekviena diena, kiekvieni išgyventi metai, kiekviena ta patirtis brandina mane kaip asmenybę. Tai perfekcionizmo turbūt iš savęs niekada neišrausiu, galiu tik tai su juo susitarti. Tai iš esmės meluočiau, jeigu sakyčiau, kad noriu kažką keisti ar pakeisti. Tiesiog turbūt, jeigu visiškai žvelgiant apie šeimą ir ne apie vaikus, tai daugiau skirčiau laiko vaikam. Turbūt būčiau susitarus labiau su savimi, daugiau to energetinio procentą skirti savo šeimai, būtent savo vaikam. Aš manau, kad jie labiausiai dėl to, kur aš esu dabar, jie mane augina, bet to pačiu aš ir juos nuskriaudžiau, nes jie negavo tiek, kiek galbūt galėjo gauti, jeigu aš būčiau dabartiniam taške, ar ne, ir dabar būčiau mama mažamečių. Tai mes kalbam čia ir apie psichologinę būseną, o kaip gera psichologinė būsena darbe ir balansas tarp namų gali padidinti darbo našumą? Tai vienareikšmiškai galima. Pas mus yra toks susitarimas, visada namus paliekam už darbo durų, o darbą paliekam tik išėję iš darbo už durų. Sekasi gerai? Taip. Aš atsimenu prieš gal kokius, dabar galvoju, daugiau negu 10 metų, aš prieš tai dirbau vienoje kompanijoje, kur mes labai turėjom daug mokymų, būtent kaip dirbti su savo emocijomis ar ne, su patiriamu stresu. Tai aš visada klausdavau, sakau, ką daryti, kad namuose nedirbčiau. Tiesiog, nes būna valgai vakarienę, tu lik kūnu esi, bet mintimis kažkur kitur, ar ne? Eini miegoti, bet tu galvoji, ką rytoj veiksi. Ir tas labai alina. Jeigu patiria žmonės tokių pojūčių, tai supranta, apie ką aš kalbu. Tai aš atsimenu vienos lektorės klausiu, sakau, kaip tai padaryti? Sako, tiesiog turi dirbti su to, kad darbas yra darbai, o namai yra namam. Nesąmonė. Ir kai man įvyko šitas lūžis, aš dabar su visais dalinuosi ir sakau, jeigu dirbsit, tikrai pasieksit. Ir tikrai taip yra, aš galiu atostogauti, aš galiu atsiliepti, galiu įsigilinti į reikšmingiausią darbinį klausimą, galiu sakyti, ate viso padėti ragelį ir nei sekundė apie tai negalvoti. Tiesiog atsiranda tas treniruotumas, kada tu perjungi, kaip tas mygtukas, šviesa tamsa. Tai iš tikrųjų labai efektyvu ir aš raginu žmonės atkreipdėmėsi į tai, kad kaip persijunginėt ir palikti namus namuose, o darbo darbe. O ar čia nėra galbūt labiau ne tik tai gal terapija darbas, bet ir patirtis gal? Ar vis dėlto gali būti, kad žmogus to gali net nesuprasti? Jeigu nesuvoki, kad yra būdų,
kaip su to dirbti ir kaip tai valdyti, nes tau tai trukdo, nu, turbūt niekada ir nepasieksi, nesvarbu, kiek tu turi tos patirties. Turi dirbti su tuo, nesakau, kad tai atėjo nušvitimas per vieną naktį. Sak, nu, įvairios treniruotės, įvairūs susitarimai su savimi. Ir man tai tas atrodydavo irgi labai keista, aš gaudavau patarimų, matai, atsipalaiduok, sako, atrodo viskas griuvo šone, viskas važiuoja. Aš irgi nemokėdavau, tiesą pasakius, va taip išsijungti, kaip jūs sakot, bet dabar kardinaliai viskas. Priešingai kaip ir jūs, yra mygtukas ir man atrodo reikia gyvenime pereiti per tam tikrus stresus ir suprasti, kokia yra kaina, sveikatos kaina, šeimos kaina, kad galėtume susidėlioti ir prioritetus ir suprasti, kad nesugrius vis tiek pasaulis. Aišku, yra gal kažkokių verslų, kur taip, ten tas skambutis labai svarbus ir mes turim jį pakelti ir čia gal nieko blogo nėra, bet čia jūs kalbate turbūt daugiau apie tai, kad mes kaip darboholikai, dar darysiu truputį, čia nedabaigiau, dar darysiu, čia paskutiniai elektroniniai, negražu neatsakyti iš karto. Tai, ir iš esmės, turbūt jūs kaip darboholikas, ar ne, irgi galite pasakyti, taigi uždarytų dabar mumis savo darbo vietose mėnesiui, mes visi rastumėm darbų ir pagerintumėm ir tą, ir pagerintumėm tą. Tiesiog mes visada esame darbinėje dinamikoje, mes esame visada kūrybiniam procese, tokioje veikloje. Mums patinka dirbti, mums patinka veikti, bet reikia ir sustoti, nes suprantam, kad ir galingiausi varikliai kažkada sustoja. Tai tiesiog suvokiant tai, reikia sąmoningumo ir suvokimo, kad ir galingiausiam varikliam reikia pertraukų. O ar moka Lietuvoje darbdaviai sukurti atmosferą darbuotojams ir juos paruošti tokiom situacijom? Ar vis dėlto mes organizaciniu lygmeniu atsiliekam ir reikėtų įmonėms daugiau dėmesio skirti psichologijai, darbuotojų psichologiniai būsenai? Aš manau, kad prie organizacijos gerinimo, efektyvinimo, ar ne, būtent visų procesų tas prisidėjimas su būtent tuo emocinio fono, emocinės sveikatos gerinimu labai prisidėtų. Nes iš esmės, mes dabar visur girdime stresas, serga nuo streso, reaguoja stresą, metai darbą dėl streso, ar ne, to streso yra labai daug. Tik tai yra du tokie keliai, ar ne, kartais darbdavys gali labai daug duoti, bet darbuotojas vis tiek gali neįvertinti, nes čia yra toks abipusis ryšys. Vienas duodamas supranta, kad duoda įrankį, bet kitas to įrankiu turi naudotis. Kaip pavyzdys, prieš kelis metus aš buvau darbo grupės narys, vienas iš narių, kuris buvo už tai, kad įmonėje įsidiegtumėm būtent psichologų platformą. Tai mes ją įsidėgiam, tai yra platforma, kai darbuotojas gali pasirinkti iš didelio kiekio psichologų arba psichoterapeutų, būtent susitikimą, konsultaciją ir tai apmoka įmonė. Ir pačioje pradžioje, kai mes tai pasileidom, tai buvo labai vangu. Aš suprantu, žmonėm labai kelia nerimą, kad galbūt nebus konfidencialumo. Tai absoliutus konfidencialumas. Mes nieko nežinom, nei kas jungiasi, nei su kuo kalba, tiesiog iš įmonės gauname mėnesio gale sąskaitą ir ją apmokame. Tai įsivaizduokit, darbdavio pasitikėjimas. Visiškai. Tai buvo gal pirmus mėnesius, gal vienas ar dvi konsultacijos. Per mėnesį, taip? Per mėnesį. Ir mes jam ir raginam, ir aš visą laiką kalbu su žmonėm, kad žiūrėkit, yra gyvenimo etapai, kai jaučiate, kai sunku keltis iš lovos, eiti darbą, kai nerandat motyvacijos, nerandat prasmės, išsirinkit, pakalbėkit, pabūkit, atraskit save. Tai aš taip džiaugiuosi, kad dabar tas visas procesas yra toks aktyvesnis ir žmonės... Dar naudojate jūs tą procesą? Taip, ta platforma yra. Ir kaip pasikeitė... Kiek laiko turit šitą procesą integravę? Po COVID, žinot, tas laikas dabar po COVID kažkaip labai įdomiai skaičiuojas, bet aš bijau pameluoti turbūt apie kokius 3 metus, gal biškelį daugiau. Kardinaliai pasikeitė? Kardinaliai nepasikeitė, bet ką pastebėjau, kai mes darome susirinkimus ir su komandomis kalbame, tai jie sako, labai yra gera žinoti, kad yra ten, kur kreiptis. Iš esmės, kaip yra gera. Žinojimas, kad bus, jeigu reikės. Sako, dar susitvarkau, bet žinau, kad yra gera, kad jeigu labai reikės, tai jungsiuos. Tai man tas grįžtamas ryšys, kaip vadovui yra labai svarbus, nes vis tiek, kai darai kažkokį projektą, labai juo tiki, norisi to atgalinio ryšio ir kad ir viena arba 2 konsultacijom daugiau,
Mano supratimu tai yra, būtent tas asmeninis žmogaus augimas, supratimas, suvokimas, kad jo dvasinė būtent ta ramybė, ar ne, ar tas tobulinimas, sakykime, jam pačiam labai pravartus visais atžvilgiais. O koks jūsų vadovavimo stilius, kurį, sakykime, jūs propaguojat, ar yra griežtas, jūs pasakėt, ar žmonės kaip tik turi daugiau improvizacinės laisvės, turi kur save atsiskleisti, bet čia nėra turbūt net teisingo atsakymo, nes visi vadovai yra skirtingi ir galima turbūt rasti ir tokių vadovų, kur rodo pačius geriausius rezultatus ir netgi sunku turbūt būtų pasakyti, galbūt ir žmonėm labiau vieni vadovai tinka ir kitiem, kaip ir sakėt, organizacija turi turbūt darbuotojus atrasti tinkamus prie vadovavimo stiliaus. Aš esu daugiau, aš esu griežtas vadovas, pati galėčiau taip įvardinti ar ne, bet aš nesu deleguojantis. Man suskirstyti darbais kitam žmogui, man atrodo, tai nenormalu. Aš vis tiek žiūriu į bet kokį darbą, net ir tikslų darbą, tai yra kūrybinis procesas, bet kokiu atveju. Šiandien aš galiu kalbėti su 10-15 žmonių, ar ne, o rytoj aš negaliu eiti žmonės. Man reikia kažkokius dalykus daryti, kurie patys nepasidaro, bet jie nereikalauja to tiesioginio kontakto su žmonėmis. Tai lygiai taip pat aš savo komandos visada prašau, kad mes sustinkam, apsitariam, kur mes norim eiti, ką norim daryti. Man džiaugsmas, kad jie ateina ir sako, galim taip padaryti, taip dariau, nevyko, darom kitaip. Aš stengiuosi savo komandą ugdyti taip, kad jie prisimtų asmeninę atsakomybę ir iš tų klaidų, patys iš savo klaidų mokintus, nes kitaip neaugi. Visada sakau, mes turime keletą vidurinės grandies vadovų, aš visada sakau, jūs esate stiprus vadovai tiek, kiek yra stiprus jūsų silpniausi komandos žmonės. Dirbkit su jais. O kiek laiko užtrunka paruošti žmonės, turbūt surasti gerus vadovus ir juos atsivesti? Aš asmeniškai galvoju, kad tobulumui ribų nėra ir dasivesti iki savų standartų turbūt užtrunka šiek tiek ir laiko. Be abejo, aš priminsiu, kad esu perfekcionistė, ar ne, ir man atrodo kartais, kad tam tikrus dalykus galima padaryti geriau, bet visada palieku laisvės to kito žmogaus augimui, tos erdvės, nes kiekvienam skirtingai ateina tas suvokimas, bet esminis turbūt principas, kai žmogui rūpi tai ką daro. Jauti, matai, kad jam rūpi, kad jisai įsigilinęs, kad jisai jaučia, mato žmonės, apie kiekvieną gali pasakyti. Būdavo, ateina, sakykime, jauni vadovai būdavo ir sako, va taip neišeis. Ką padarai, kad išeitų? Ar matavai tą ir tą, ar pasižiūrėjai tą skaičių, ar pasižiūrėjai šitos aspektus? Ne. Tai dabar labai faina ateina ir sako, padariau tą, pažiūrėjau, tas neveikia, šitas netinka, bet turiu variantą, kuris tiktų. Super. Dabar žmogus, jisai prasižiūri savo srityje, ar ne, pasižiūri būtent visas aplinkybės ir jisai priima sprendimą. Ir aš manau, kad jo priimtas sprendimas, jisai bus integruotas ir jisai veiks, nes yra jo priimta mintis. Nes nuleistas mintis vadovų, aš manau, jas užgestas stalčius. O kaip atpažinti, man visada būdavo įdomu, kaip atpažinti darbuotoją žmogų, kuris galbūt ruošiasi pakelti sparnus, bet jūs nenorit prarasti kaip vadovė. Ir vėl turime būti lygtais kaip ir griežti, bet žmogus rodo rezultatus, kažkurioje vietoje gal perlenk lazdos ir negali, bet matai, kad lygtais jau kyla ir nori kažkaip išlaikyti. Ar mes turim sukurti dar geresnės motyvacinės priemonės, ar motyvuoti pinigais, bet turbūt pinigais irgi ne visus žmonės. Jau paskaičiuoti, ar ne, kiek ten 3 mėnesiai turbūt motyvuoja būtent atlyginimo piniginis atlygis. Taip. Aš visą laiką sakau, kad tu antiek turi būti kontakte su savo žmogumi, kad visada matytum, ko jam reikia. Kas vyksta gyvenime. Kas vyksta jo gyvenime, taip. Ir atkreipti dėmesį ir ieškoti būdų, kaip jį sulaikyti, reikia ne tada, kada jisai jau pradeda rodyti ženklus, kad nori išeiti, nes turbūt tą ženklus rodė anksčiau, bet mes apsimetam ir nematom. Tai aš esu už tai, kad visada matyti žmonės. O jeigu žmogus nusprendžia pakelti sparnus ir aš tą jaučiu,
geštaltiškai labai žiūriu. Aš visada kviečiu pokalbį ir atvirai kalbu. Žinai, aš jaučiu, kad kažkas vyksta. Pasidalink. Mūsų visi vadovai pripratę. Pas mus net būna, ateina ir sako, dabar su tam noriu ne kaip su vadovė, kaip su Inga. Patys žmonės ateina taip. Tvarsime tikrai ne visi, bet didžioji dauguma. Tai tada mes ir kalbam. Tai jie pripratę prie mano šito atvirumo. Aš esu visada labai atvira. Ir jeigu žmogus sako, žinai, nu, va ten man pasiūlė galimybės, sakykime, poziciją, atlygį galbūt. Įvairios priežastys gali būti. Ir jeigu aš matau, kad tos priežastys yra tokias, kur aš niekaip žmogaus nesulaikysiu, aš visada palinkiu jam sėkmės. Ir jeigu klausys iš būtent žmonių, kurie išėję, tikrai žinos, aš visą laiką sakau, kaip vadovas aš labai liūdžiu dėl žmonių, kurie lojalūs ir atsidavę įmoniai. Bet kaip dėl žmonių, dėl asmenybės aš visą laiką pasakau, bet jeigu kaip Inga, aš labai už tave džiaugiuosi ir linkiu tau būtent turėti, pasiekti tai, į ką tu eini. Jūs kaip vadovė suprantat, bet kaip atpažinti žmogui pačiam, nes yra visada dvi pusės, yra vadovo pusė ir darbuotojo pusė. Tai yra psichologinė žmogaus būsena ir darbo našumas. Tai kaip ir darbdaviai būtų, sakom, kad svarbu ir psichologinė, bet vis tiek kaip bebūtų ir organizacija, turim išmatuojamus tikslus pasiekti, vis tiek kaip ir svarbiau darbo našumas. Bet jeigu pas žmogų bus ta psichologinė sveikata kažkur žemiau, tai jisai kažkuriam tai momente gali perdegti, kaip neperlinkti tos lazdos, nes netgi prie dabartinės situacijos mes visi ir iš darbuotojų norim išspausti maksimumą. Maksimumą ir ypatingai, kur patys dar esam maksimalistai. Kaip neperlinkti lazdos ir neperkaitinti ir tos komandos turbūt. Pirmiausia, tai turbūt suvokti, kad jeigu žmogus nepaeina, nepriversi jo bėgti. Tai reikia išsiaiškinti, kas padėtų jam atsistoti ir galėtų pradėti eiti. Čia perkeltinė prasme, ar ne, sakau. Tai, kaip ir sakiau, mes turime tą psichologinę, ar ne, būtent psichologų platformą ir kitas yra niuansas, tai būtent ugdymas mūsų vadovų. Mūsų vidurinės grandies vadovai puikiai žino, kad jie stebi savo komandą. Ir jeigu mato, kad vyksta kažkokie pokyčiai, ar ne, tarkime, krenta darbo efektyvumas, kaip jūs sakot, arba atsiranda kažkokios negatyvios mintis, kurios persideda verbaliai komandą žmonėm, įsivyrauja kažkokia kita energija, nedarbinė, ar ne, tai toksiškai veikia kitus. Vadovas kviečiasi pokalbį ir kalbasi. Bet jūs labai gerą dalyką paminėjot, vienas žmogus gali sugriauti, vienas toksiškas žmogus gali sugriauti visą komandą. Absoliučiai taip. Absoliučiai taip. Kartais tenka atsisveikinti su puikiausiu savo srities specialistu tam, kad nesugriautų visos sistemos. Bet čia yra ar neprofesionalumas, ar per didelis pasitikėjimas ir nemokėjimas komandai dirbti, ar šiaip tokio chaoso įnešimas, nes tokia asmenybė paprasčiausiai žmogų. Gali būti asmenybė, tiesiog, kuri gali puikiai atlikti tam tikrus darbus, bet labai daug įnešti chaosą į kolektyvą, nuteikinėti prieš organizaciją, ar ne? Nuteikinėti prieš kažkokius sprendinius. Kaip ir klausi, o kur yra problema? Problemos nėra, bet reikia pakalbėti. Tai per visą savo karjerą, kiek aš čia dirbu, jau bus 8 metai, mes esam su vienu žmogumu atsisveikinę. Vien dėl to, kad po keletų pokalbių, tiesiog nepavyko niekaip susitarti. Nes aš visą laiką einu į tą tokį labai asmenį ir atvirą pokalbį, kad turbūt yra kažkokios priežastys, kurios veda žmogų prie tų sprendimų, kad jam taip yra sunku, kad jisai nori kalbėti dalykus, kurie įtakoja komandą, ar ne, kurioje jisai dirba. Tai dažniausiai, kai pakalbi su žmonėmis atvirai ir atreaguoja, kaip jisai atrodo aplinkoje, būna audringų, jautrių pokalbių, bet viskas pasikeičia. Tik svarbu, čia kaip su vaikais, ar ne? Kaip sako, vaikai yra nematomi, kurie yra, tobuli, ar ne, kurie ten ruošia pamokas, viską daro, jie labai patogus, mes juos nekreipiam dėmesio. Tie vaikai, kurie blaškosi, blogai mokinasi, ar kažkaip kitaip trigerina, ar ne, tas išsireiškimas. Tai mes visą laiką sakom, bet kas jam yra? Tai yra tas dėmesio atkreipimas, kad atkreipki mane dėmesį, man trūksta dėmesio iš tavęs. Tai aš, jeigu žiūrint iš organizacinė prasme, jeigu darbuotojas, sakykime, kardinaliai pasikeičia jo elgesys,
Aš visada stengiuosi sužinoti, kokio dėmesio jam reikia. Nu, čia perkeltinė prasme. Koks yra jo pagrindinis poreikis. Ar mes nepadarom priešingai tada, jeigu kaip jūs minėjot, sufokusuojam tada visą dėmesį į žmogų, kuris reikalauja to dėmesio, bet žmonės, kurie galbūt yra dar efektingesni ir darbo arkliukai vadinami. Dabar aš apie darbą, bet galima aišku ir asmeniniam gyvenime. Ir tie žmonės lieka kaip ir neįvertinti gaunasi, nors jie iš tikro turbūt galbūt labiau nusipelnė to dėmesio. Tai, bet kokiu atveju tie pokalbiai su to žmogumi vyksta individualiai. Tu tą laiką skiri jam pokalbiui su juo ne prie visų komandos žmonių, o kiti komandos žmonės, kurie atlieka savo funkcijas ir tu matai, kad juos turi paskatinti arba pagirti ar kažkaip palaikyti, tu tą nesustoji daryti. O fizinė veikla kažkiek gali įtakoti psichologinę darbuotojų būseną, fizinis aktyvumas? Manau, kad taip. Mesgi žinom, ar ne, kad būtent fizinis aktyvumas labai puikiai veikia smegenis. Išsiskiria endorfinai, ar ne, būtent tas atsparumas stresui pagerėja, galų gale imuninis atsakas gerėja. Iš esmės, gerėja ir emocinė, ir fizinė ta būsena, kas įtakoja tą efektyvumą. O patys ar kaip organizacija ar propaguojat, turit kažkokius tai skatinamosius įrankius darbuotojams, kad jie būtų labiau aktyvus, nes vis tiek, aš supratau, ir ofisinis darbas, sėdimai yra daug. Ofise sėdi. Administracija yra mažoji dalis. Daugiausiai vis tiek dirba su žmonėmis ir to judėjimo yra. Bet taip, mes iš tikrųjų turime vienokių arba kitokių organizacijų veiklų, kai įtraukiami visi žmonės. Yra tie appsai aktyvus, kur galim stebėti, kas kiek žingsnių nuėjo. Turbūt čia nuvilnijo ir ne per visą Lietuvą tas įsitraukimas į tą fizinį aktyvumą. Yra mūsų skyriai, kurie susiorganizuoja savaitgaliais, mina dviračiais, komunikuoja, bendrauja, leidžia laiką, aktyviai bendrauja. Bet kokiu atveju, man kaip vadovui yra džiaugsmas, kai žmonės net neįsitraukus organizacijai ir ne pačiai patys aktyviai be kažkieno įsitraukimo laisvalaikio metu susitinka. Tai rodo iš tikrųjų, manau, brandų ir tokį sveiką santykį, būtent jų tarp asmeninį. O aktyvios moteris, šiuolaikinės, kurios skuba, nori būti, nežinau kaip čia gražiai išsireikšti, kaip lygiaverčios, galbūt ir yra lygiaverčios kažkuriam tai lygmenis, žiūrint iš kokio šono pažiūrėsim, kaip yra suderinama profesinis darbas, šeima, vaikai, tikslų užsibrėžimas. Mes labai dabar aktyviai kalbame, ar ne, apie būtent to solidarumą, apie moters ir vyro vaidmenį gyvenime, apie tai, kad mes esam, kaip ir lygiagrečiai galime būti visose pozicijose ir matome ir daug valstybės tarnautojų yra moteris. Bet kokiu atveju, vis tiek yra ta stigma dar. Ir manau, kad moteriai siekti karjeros yra ženkliai sudėtingiau negu vyrui. Nes vyras šiaip iš esmės turbūt... Kodėl? Ar dėl šeimos, kad vaikai... Tiesiog moteris susiduria su diskriminacija, nes iš esmės, aš manau, paėmus tą pačią poziciją moterį ir vyrą, aš manau, kad moteris uždirba tikrai 14% ar net keliasdešimt procentų mažiau. Ir moteriai tenka visada įrodinėti, kad jinai yra kompetitinga, kad gali įvykdyti visas užduotis laiku, taip pat profesionaliai kaip ir vyras ar ne, kolega. Ta tikrai tenka girdėti, matyti ir iš klientų girdžiu, ir iš draugų girdžiu, kad tai yra labai gaju. O moteris, jinai dažniausiai paskęsta tame emocijų būtent sūkuryje, nes jai tenka atstovėti ir mamos vaidmenį, žmonos vaidmenį, atstovėti būtent savo profesiniai srityje. Ir nuolat yra tie streso šaltiniai. Man tai atrodo, kaip tik moteris labiau kaip vadovas šaltakraujiškesnis gali būti. Iš gerosios pusės turiu menį. Aš galvoju, kad kartais moteris užsideda kaukės. Aš pati tam tikrą prasme užsidedu kaukę, nes taip yra lengviau. Bet viduje mes esame moteris. Ir mes turime ir hormoninius pokyčius, ir turime daug atsakomybių. Manau, kad šiai dienai moteriai
ganėtinai yra sudėtinga. Bet labai įdomu, iš tikrųjų, nesenai rodė laidą ir skaičius, vat, tą teiginį, kurį jūs paminėjote dėl algos, aš dabar bandau vis atgaminti, bet kad vis dėlto žiūrėjo, kad tos algos iš tikrųjų yra panašios dabar jau bent jau Lietuvoje ta situacija tarp vyrų ir moterų, aš kalbu apie vadovavimus darbus, kad nėra labai to didelio tokio skirtumo, o tos specialybės, kur vyrai galbūt uždirba daug daugiau, tai moteris kaip net ir neina į tas pozicijas, sakykime. Dėl to ir yra toksai skirtumas, gal balanso, jeigu išvest bendrą. Jeigu mes pažiūrėtumėm patį aukščiausią tašką ir patį žemiausią, galbūt, ar ne, bet aš kalbu apie tą tarpinę grandį, didžiąją daugumą žmonių, kurie būtent gyvena ir susiduria su tomis aktualijomis. Žinoma, aš tos dabar statistikos neturiu ir nepasakysiu taip 100%. Bet iš esmės, jeigu žvelgiant, nei aš čia skundžias, nei aš čia verkiu, ar ne, aš džiaugiuosi ten, kur aš esu ir džiaugiuosi dėl to, kad pasiekiau viską pati. Bet tikrai yra sudėtingiau, nes, žiūrėkit, moteris ir gimdo ir ima dekretą ir per tą laiką išgyvena labai daug emocijų, ar jos bus naudingos ar nebus naudingos. Kitas niuansas, jeigu vaikas suserga, labai mažai vyrų, kurie iš tikrųjų ima biuletenį, dažniausiai ima tos pačios moteris ir daug etapų, kurie yra kartais labai nedraugiški moteriai. Galbūt ir darbdavys turbūt gali, jisai nesakys greičiausiai, bet gali pagalvoti vis tiek, jeigu ateina, moteris, sakykime, darbintis ir natūraliai, matai, jeigu vaikų neturi, tai vis tiek kažkuriam gyvenimo etape greičiausiai planuos ir šeimą, tu investuoji į žmogų, tai tu galvoji, gausis tarpas, dabar čia metai 2 nedirbs, net natūraliai turbūt, gal to nesakydami, galbūt taip įvyksta. Dėl moters ir šeimos planavimo, aš esu pati moteris ir pati turiu 2 vaikus ir nei karto gyvenime neėmiau biuletenio. Tiesiog visada tu susidėlioji, kaip pavyzdys, susirga vaikas, turi imti auklę, aš suprantu, kad nukenčia finansai, bet supranti, kad tai laikina. Ir visą laiką taip laviruoji. Tai ir negalėčiau į kitą žmogų, kuris darbinasi, sakykime, ir yra būtent tos pozicijos, ar ne, su savo specializacija, kokios man reikia, galvoti apie tai, o kas bus, jeigu bus. Kvailiausias dalykas. Taip, ir ta pati, kuri 2 vaikus turi ir ten 18 metų, negali sakyti, aš išeinu į dekretą, faina, nes labai noriu. Ir tai yra okei. Aš manau, reikia leisti gyvenimui vykti taip, kaip jisai vyksta, visko nesukontroliuosim. Tiesiog reikia daug dalykų ir paleisti. Palėtėm iš tikro šeimą, ar gali, nes šiais laikais iš tikrųjų ir tarp vyrų, ir tarp moterų vaikai vis atidedami vėlesniam laikui, iš tikrųjų net ir problemų daug yra, kad negali vėliau ir susilaukti vaikų, bet ar gali padidinti motyvaciją vaikai siekti dar aukštesnių tikslų? Atrodo, kaip ir stabdis turėtų būti kažkokie karjeros etape, bet mano nuomonė tai gali būti kaip tik dar didesnis motyvacinis dalykas. O galėtumėt pagrysti, kodėl taip galvojat? Kodėl didesnis motyvacinis? Man asmeniškai tai buvo net natūraliai turbūt po pirmo vaiko, kai susilaukiam, tu turbūt nori sukurti savo vaikui geresnį gyvenimą ir atrodo ir to laiko nėra, tu dar daugiau jo atrandi, kažkaip kaip 6 pavara įsijungia, nežinau, sunku paaiškinti. Tiesiog noras šeimai, ar ne? Taip, turbūt. Atsakomybė didesnė, noras galbūt, kad tavo vaikai užaugi didžiuotųsi, aš kalbu ne apie finansinę kažkokią sėkmę, bet tą, kad tu gali pasiekti, kad vaikai galėtų į tave lygiuotis ir tokia dar didesnė motyvacija. Nes man, pavyzdžiui, pinigai gyvenime niekada nebuvo motivatorius. Kad aš stengčiausi dėl pinigų. Tikslas. Procesas žmogus. Tikslas kažkoks. Jeigu kažkas gali padaryti, aš galiu dar geriau padaryti. Tokia motivacija. Suprantu. Manau, ar būtų 3 pas jūs vaikai ar 1, manau, ta motyvacija nekristų. Tiesiog asmenybiškai esate toks žmogus. Ne, su kiekvienu vaiku, aišku, tu nepakelsi didesnės motivacijos. Čia ne kaip daugybos lentelė. 2 vaikai 2 motivacija, 3 3, 10 iš viso nuleidžiam rankas, nes jau čia per daug. Aš manau, kad mes atsinešame tą norą siekti dėl to, kad tai suteikia malonumą. Taigi jūs pats sakot, ar ne, koks yra geras, kai tu kažką suplanuoji, matai, kiti netiki ir tai pavyksta. Ir tai duoda įgalių kažkokių siekti didesnių tikslų dėl to, kad tai kaip sportas, kaip tie endorfinai. Suvoki, kad blemba, tie mano kalnai yra tokie aukšti, jie tokie faini. Aš kažkada draugai, ne kažkada, o iš tikrųjų visai neseniai gimtadienio sveikinimą rašiau apie, kad tik išrinktiesiam ir stipriem žmonėm yra duota vaikščioti būtent kalnais.
kai tu išnyri tas kalnų lygyje, ar ne, ir tu matai tos debesis ir tas grožis ir tikrai sunku juos lipti, jeigu teko. Tai manau, va čia ir yra ta didžiausia energija, kuri traukia jūs į priekį, arba kitus, ar ne, kurie turi vaikų. Ir mes turim daug pavyzdžių, kur yra daug vaikų ir motyvacijos kažką daryti dėl gerbūvio nėra. O užsibrėžus tikslus, motyvacija, aš visada buvau tokios nuomonės, čia aišku su to perdavimu, kad ir buvau gavęs kažkada patarimų, pamatysi sunku, visada žinok, įsijungiau autopilotą, pavarysi dieną 2 savaitę, vėl grįž motyvacija, bet nenustok pušint, nenustok stumti. Ar vis dėlto kartais reikėtų sustoti, ar kartais tas autopilotas gerai, kad mes toliau stumiam, ar taip ir atsiranda perdegimas? Bet čia yra tas labai tokia plona linija tarp to, kada pajausiu, kada nebejausiu savęs, kada prarasiu kontaktą su savimi. Nes jeigu aš savo sakau, kad turiu projektą, kuris kaip pavyzdys iš manęs tokio ir tokio resurso pareikalaus, sakykime, laiko atžvilgių, ten 1,5 metų, aš galiu tą autopilotą įsijungti. Bet aš turiu susitarti su savimi. Aš turiu savo pasakyti, kad žiūrėk, iki rugsėjo, ar iki gruodžio, ar iki gegužės. Ir tada darau pertrauką, kažką darau kitaip. Bet jeigu be termino, tada šakės. Yra labai geras pavyzdys, žiūrėk, kad kai važiuojam kažkur nežinomų keliu, yra beprotiškai, toli važiuoja. Tu toks erzulys, kažkoks, toks nemalonus jausmas. Bet kai tuo pačiu keliu grįžti, jis būna greitesnis. Oi, visada būna. Nes nežinai, kuriuo važiuosi. Nežinai, ką pamatysi ir žinai, kad, tikrai, aš žinau, kur važiuoju. Tai čia lygiai taip pat susitarimas su savimi. Atpažįsti save, susitari su savimi, kur sustoti, pailsėti, pergalvoti, permastyti. Galima daug nueiti, jeigu darai stopus. Kaip ir plaukti. Aš pati plaukikė. Tai aš niekada nepavargstu plaukti. Dėl to, kad aš kai pavargstu, tai sustoju. Tai ar tai reiškia, kad mes turim išsiskaidyti savo ilgalaikius tikslus į mažesnius etapus? Nes jeigu mes stengiamės, matom kažkokią tai didelę viziją, oi, kaip toli čia neįveikiama, net turbūt žmonėm, kuri net paskatinti juos kažko siekti, kad nereikia prisisiekti, labai paprastas pavyzdys, net 1 milijoną sekėjų iš karto aš čia turėsiu. Tai turėktų pirmą 100 000, 10 000, ar ten kažkokį tai rezultatą siekti nereikia, reikia išsidalinti turbūt mažesnius tos tikslus, kad ir savo streso mažiau užsidėti. Reikia turėti viziją, tikslą, tada reikia objektyviai ir savikritiškai įsivertinti, ar ne, tos etapus, per kiek laiko aš tai pasieksiu, kaip aš tai padarysiu, kokie bus mano žingsniai, su kokiais sunkumais aš galiu susidurti, kaip aš atpažinsiu, kad aš einu teisinga linkme ir kaip aš atpažinsiu, kad man dabar yra sunku ir reikia paprašyti pagalbos. Tiesiog, kai esi atviras su savimi ir nusimatai tos visus etapus galimai, kurie gali tave sutikti pusiaukelėje, paprasčiau būna eiti. Nes aš atėjau ir sakau, o dabar pavargau, ką aš buvau su savim susitarus, pakalbėti atvirai su sutuoktiniu, kaip pavyzdys, ar ne, kaip man sunku ir kokios paramos aš dabar noriu. Pakalbi ir važiuoju toliau. Čia kaip pavyzdys. O kokius patarimus jūs man duotumėt kaip specialistė? Aš ateinu, dirbu daug, pinigų uždirbu, žmona vis tiek nepatenkinta, grįžtu namo, aš ir namie iš tikro laiko praleidžiu, niekas čia manęs nesupranta, ateis laikas, užaugs vaikai, supras, viską įvertins. Kokius patarimus duotumėt man ar kitam žmogui, nes čia iš tikro tokia labai dažna situacija, kai žmonės jaučiasi neįvertinti, darom, jaučiasi neįvertinti ir ateina stresas kažkoks, tai spaudimas iš namų, turbūt finansinės naštos, kažkokie įsipareigojimai kažkokie. Tai turbūt grįžtam prie to, ar ne, pačioje pradžioje, kaip kalbėjom, turbūt yra neįsivertintas savo energijos paskirstimas. Turbūt daugiau skiria darbui. Normalu, kad žmona, kur yra nepatenkinta, jai reikia dėmesio. Čia prielaida. Taip. Ir aš visada, atvirai kviečiu žmonės kalbėti su savimi, o ko aš noriu, ko man reikia, nuo ko pradėsiu. Galbūt reikia, eiti ir pakalbėti su sutuoktiniu ir klausti, o ko to iš manęs reikėtų. Kaip aš galėčiau būti tau naudingas?
man tai irgi atrodo, kad partneriai, nesvarbu ar vienas siektų tikslo, ar kitas žmogus siektų tikslo, vis tiek, kai yra šeima, tai turi būti ir supratimas. Ir mano, pavyzdžiui, nuomonė, tai net kartais galbūt ir besąlygiškas turėtų toks. Aišku, turi būti kritinis mąstymas, vienas kitam patarti, bet jeigu jau du žmonės yra santyki, tai kartais keista būna iš tikrųjų žiūrėti, kad viena pusė liktai stengiasi, motyvuojasi kažką daryti, tik tai, ai, nedaryk čia nesąmonė, čia prisigalvoji, tai turbūt va to palaikymo dažniausiai ir... Būtent to palaikymo, nes labai daug ką gali padaryti, jeigu jautis šalia savęs komanda. Ta komanda kita gali, nebūtinai kažką su tavim daryti, bet būtent, kaip yra mėgiama sakyti, kad vyrai mėgsta parplaukti savo ramybės uostą, ar ne? Gali tikrai daug kovoti ir daryti, bet yra gera grįžti namie ir jaustis suprastas, leisti būti savo jautriam, pavargusiam, ar ne? Tas palaikymas yra labai svarbus. Bet lygiai taip pat gali būti ta pati situacija, kad ir tai moteriai, kuri laukia, ar ne, tokio pačio palaikymo ir atjautos reikia. Nes atlaikyti namus, buitį ir darboholiką vyrą irgi turbūt yra nelengva. Tai tas abipusė ta komunikacija, tas atvirumas vienas kitam veda tobulais keliais, kaip aš sakau. Tobulumo nebūna, bet veda tais idealiais keliais, kurioje santykiai gali plėtotis ir jie gali būti gražus ir ilgamžiški. O užbaigiamas klausimas būtų dar pasakykit, ar duokit patarimą, kaip vyrams sumotyvuoti moteris, jas padaryti laimingas ir kaip moterims vyrus. Tai 2 paprasti patarimai. Sumotyvuoti... Tai jūs čia šnekat apie bendrai, kad moteris, ar būtent savo moterį ir savo... Bendrai. Vis tiek kviesčiau į pokalbį. Natūraliai, 2 suaugę žmonės gali vienas kito paklausti. O kaip aš galėčiau tau būti naudingas? O ką galėčiau dėl tavęs padaryti šiandien, kad tu jaustumėsi laimingas, vertinamas ir mylimas manęs? Atrodo paprasti klausimai, paprasti žodžiai, bet jie daro stebuklus. Atvirumas daro stebuklus. Tada nebelieka noro fantazuot, galvot, prisigalvot, o tiesiog yra paprasti klausimai ir paprasti atsakymai. Tik reikia būti sąžiningiam. Ar moka vyrai įsiklausyti moteris? Turbūt nėra moka arba nemoka. Aš manau, mes visi mažiau ar daugiau tą mokame arba nemokame, bet turbūt apie norą daugiau čia kalba eina. Jeigu tau svarbus žmogus ir svarbus tas santykis, tu labai daug ką dėl to jo gali padaryti. Labai smagu ir einant pokalbį į galą, ar norėtumėt kažkokią žinutę pasiųsti klausytojams? Klausytojams žinutę. Aš jau tiek labai daug prišnekėjau. Tai grįžtant prie tos balanso temos, ar ne? Iš esmės, manau, kad galime puikiai balansuoti tarp karjeros ir tarp asmeninio gyvenimo. Tik reikia labai dažnu atveju atsigręžti save, paklausti savęs, būti atviru su savimi ir jeigu nepavyksta, bet labai norisi, nebijoti prašyti pagalbos. Iš esmės, mokėti paprašyti pagalbos tiek vyram, tiek moterim. Ačiū už pokalbį jums.